Ištrauka iš Grigienės knygos. Triumfuosiu. Kai Rokas dingo, po pamokų namo niekada neskubu. Einu vildama kojas, pasižvalgydama. Gal brolį pamatysi, gal išlysis už kampo ir paklaus, kas naujo Zibryla? Tegu vadina jis kaip nori, nesupyksiu, tik tegu sugrįžta. Aš tikrai esu Zibryla. Mokytis man patinka, o nepatinka prieš bendraklasės kvailę atrodyti. Tyčia mokusi gerai, kad pavydėtų. Kai gaunu 5, oho, kaip neužversdama dienoraščio grįžtu atgal į suolą. Kartą, einant po pamokų, mane pasivijo mūsų klasės auklėtoja. Esame beveik kaimynės, gyvenu Gorgio gatvėje netoli duonos parduotuvės. Simutė, labai negražiai rašai. Jei turi laiko, užeikime pas mane. Pamokysiu dailyraščio, to, ko privalėjai išmokti 1 klasėje. Vysimės laiką. Pamokose nespėju prie kiekvieno pastovėti. Pamokos trumpos, pasakė. Pamokos ilgos, bet nesvarbu. Turiu marias laiką. Net apsidžiaugiu. Einu paskui mokytoją. Jos kiemas mažesnis už mano, o kampe žalias krūmas. Vėjas čia neįsisuka, nenudrasko lapų. Mokytojos butas 2 aukšte. Koridoriuje vaikštinėja balta pūkuota katė. Labas, Lili, paglosto katę mokytoja. Gal ir man reikėtų tokios Lili? Ne, Stefanija nesutiktų. Sakytų, tai tik dar viena burna. Katė gali būti išsiuvinėta arba nupiešta. Tokia, kurios nereikia šerti, kuri nesišeria. Mokytoja virtuvėje, aš kambaryje dairausi, lentynos pilnos knygų. Prie sienos pianinas, vakarais čia liejasi muzika, liūdna, o gal linksma. Mokytoja atneša 2 stiklinės pieno ir 2 bandeles. Pavakare. Nedrąsu žiemoti šalia mokytojos, stengiuosi ryti tyliai, kramtyti netrupindama. Siaubas, kaip nemoku valgyti, net rankos dreba, net į burną nepataikau. Sėdame prie labai didelio rašomojo stalo. Mokytoja padeda visai naują sąsiuvinį ir pastumia arčiau rašalinę. Štai ir mano bėda. Rašydama, rankos alkūnę prispaudžiu prie stalo, kad nejudėtų. Todėl rašomos raidės kyla lankais, kalnais, kalneliais. Labai stipriai spaudžiu kotelį su plunksna. Delnas prakaituoja, tarpai tarp žodžių dingsta, iki eilutės galo banguota, išsilenkusi linija, prirašyta įvairaus dydžio raidelių. Kol kraunasi vadovėlį ir kotelį portfelį, mokytoja išneša stiklines. Galva pati krypteli, nosimi tiesiai į knygų lentynas. Ranka pati čiumpa pirmą pats sutaikiusią knygą ir šmurkšti portfelį. Čekteli saknis, knyga uždaryta. Mokytoja palydi iki durų, palinki pailsėti. Skundikai Soniai pardavėjai pasakysiu triumfuosiu. Kai grįš brolis ir tėtis, pasakysiu triumfuosiu. Ir mokysiuos, kol pati galėsiu mokyti vaikus. Aš būsiu pati tokia pat kaip šita rudaakė. Aš turėsiu katę ir daug knygų. Gal net ir pianiną.